Okay. Nu ką, tada Laurinai pabiškai startuosim, ne? Tai pradžiai po intro žodelį, kiekvienas gerai po porą sekundžių, tai dar kartelį sveiki, mano vardas Imantas ir, kaip ir minėjau, greičiausiai mane matėt visur pabiškai, truputį su SketchUp'u, truputį su Max'u, truputį su Virėju, tai daugiau mažiau mano backgroundas sukasi apie įvairius 3D sprendimus, bet taip iš techninės pusės žiūrint vis tiek labiau link vizualizacijų ir ten iš techninės pusės. Tai va, tai dėl to šiandieną, kaip sakant, atstovauju šitą kampą, SketchUp'o kampą, tai, kaip sakant, atstovėsiu savo, tai aš labiau iš tos pusės parodysiu. Ir va, kolega Laurinas. Taip, sveiki, sveiki. Jo, aš iš savo pusės gal labiau susijęs su gamyba. Aš daug metų dirbau su įvairiom programom, kas yra su projektavimu ir kur visi skaičiai, visi išmatavimai yra svarbus ir kas toliau seka nueina į gamybą. Tai mano ir tai yra pagrindinė CAD-o sprendimai, tai yra Fusionas, Inventorius, kiti tokie modeliavimo programos, tai aš atstovauju Fusioną. Tai aš manau, kad Fusionas turėtų imti viršų iš mano pusės. Neteko man, kas įdomiausia šiandien bus, kad neteko susidurti su SketchUp'o taip, kad aš pradėčiau modeliuoti. Man labai bus įdomu sužinoti, ką tu papasakasi. Tai va, tai dabar trumpai apie šiandieninį formatą. Iš esmės formatas pakankamai laisvas. Mūsų paskirtis šiandieną šitų dviejų, kaip sakant, specialistų apskritai parodyti šitų programų veikimo principą. Ne kad tai, kad parodyti, kad geras veikimo principas ar blogas veikimo principas. Tiesiog veikimo principas. Faktas, visi programiniai sprendimai turi savo, kaip sakant, šviesią pusę, tamsią pusę, vienoje vietoje geriau prisitaiko, kitur prisitaiko. Tai mūsų tikslas yra, kiek įmanoma, paprastai žodžiais interaktyviai parodyti, kas su ko, kodėl ir kaip mes manom kaip specialistai. Tai gali būti, kad nuomonės tampa su jumis. Ir šitoje vietoje kviečiam drąsiai rašyti. Jeigu norite kažką pasakyti, drąsiai sakot, rašot, kad norit pasakyti, mes padarysim, kad galėtume šnekėti. Tai diskusija gali vykti bet kuriuo metu, jeigu to pagėdausit. Pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas. Jeigu turite klausimų arba šiaip pastebėjimų, čiatai pas mus visą laiką aktyvus, mes matom, ką rašot ir panašiai, tai mes reaguosim iš karto, tai klausimus klausim dabar, juos atsakysim irgi iš karto, nebent tas klausimas yra skirtas kitai temai, kai kurios darysim, tą irgi pasakysim, kad tas klausimas dar laukia savo eilės. Iš serijos atsipalaiduojam, pasižiūrim. Dabar pats principas, čia nebus prezentacija, jeigu taip pažiūrėjus labai paprastai. Mes išskirstėm programas tam tikrais etapais, ir pažiūrėsim, kaip tai veikia Fusion'e. Laurinas parodys savo dalį ir tą pačią dalį pakomentuosiu aš iš savo pusės iš SketchUp'o ir parodysiu SketchUp'e, kaip veikia programinė įranga. Situacija tokia. Dabar pagrindinės kelias kategorijas turiu, truputį parodau kokią bendrą mintį. Tai keliais aspektais pakalbėsim. User interface'as, kaip atrodo, navigacija, kaip prasideda programa, modeliavimas ar projektavimas, čia būdžiau ir įdomus dalykas. Pati darbo eiga, kaip atrodo, modelių projekto struktūra. Tai šis keliais punktais viską suskirstėm ir apie tos punktus mes, kaip sakant, tvarkingai gražiai praeisim. Gali būti, kad mes nepaminėsim kažko, ko jūs norėjote arba tikėjotės, tai arba dabar, kaip sakant, čiate, arba po to duokit žinoti, tai suorganizuosim kažką panašaus ir atsakysim papildomus klausimus. Kuo daugiau jūs įstrauksite šitą reiklą, to daugiau mes galėsime sukurti labai kokybiškas informacijas. Ar taip, Laurinai? Taip. Būtinai, tai gal tada ir pradėsim, ne po truputį? Jo, kaip ir minėjai, svarbiausia, kad jūs patys įsivertinat, kuri programa jums aktualiausia darbo atžvilgiu, nes dažniausiai būna projektai skirtingi ir tas panaudojimas būna iš įvairių pusių. Tai manau, kad čia tas ir bus pagrindinė mintis, kad įsivertinkit jūs, kas jums yra aktualiausia. Čia dar Roberta klausė, kodėl pas mane sena versija. Jinai ne sena versija. Ikonos neatnaujintas, pas manęs yra 23 versija. 23 versija, tai čia nesena versija, tik kad ikonos. Kad dar atskirtumėt, nepasimestumėt. Labiau patiko gal ikona. Čia kai naujas releasas, naujas ikonas. Tai gal ir pradėkime nuo user interface'o. Tai pirmoji dalis – user interface'as. Aš, kadangi, kaip sakant, ekraną kol kas turiu, aš pradedu rodyti user interface'ą, trumpai papasakoju ir tada Laurinai perduosiu žodį tau. Tai dabar trumpai apie user interface'ą. Lyginant, kadangi šiandien, kaip sakant, labai lyginsimės softą su softu, iš esmės, SketchUp'as taip pat turi pakankamai paprastą interfejsą. Lyginant, jeigu taip reikėtų palyginti prieš CAD-inės programas, tai tiek Fusionas tikrai, tiek šiuo atveju pas mane SketchUp'as pakankamai
paprastas interfejsas, jeigu dar supaprastinus taip, kaip jūs startuojate pirmą kartą įsirašius SketchUpą, tai netgi atrodo štai va šitai. Tai interfejsas labai paprastas, kuri man dalis patinka, pavyzdžiui, aš dirbu dar su 3ds Max, su Maya, su Cinema, tai lyginant prieš tuos kitus sprendimus, čia labai paprastai, labai startuot paprasta. Reiškia, aš turiu jūsų interfejso paprastą dalį, vienoj pusėj, kitoj pusėj, ir geroji dalis yra, kad aš tiesiog prijungiu interfejso dalį, kurią man reikia tuo metu. Tai pavyzdžiui, pradėjau moduliuoti ir man pritruko paprasčiausių kelių butonų. Pasižiūriu, ar turim tokius butonus. Pavyzdžiui, aš nematau pasikeisti views iš top, iš viršaus ir panašiai. Pasižiūrime, yra viewsai. Yra viewsai. Pasižiūrim. Yra. Dabar galiu toliau dirbti. Po to pritruko man modeliavimo įrankių. Žiūrim biškį mažokai, bet atėjęs į pagrindinį meniu, aš vis dėlto radau, kad tų modeliavimo įrankių yra daugiau. Pasižiūriu, daugiau modeliavimo yra. Tai reiškia, user interfejsas auga. Ir tie, kas jeigu turit pažįstamų, kurie dirba jau profesionaliai su SketchUpu, tai tas interfejsas irgi jau tapęs kaip didelis kedas, nes naudojate krūvą plugins ir panašiai. Tai kaip sakant, interfejsui SketchUpui rašau 10 balų, todėl kad galima startuoti labai paprastai, nekomplikuotai, lengva sekti ir tik pridėti tada, ko reikia. Tai realiai interfejsas tam tikrą prasme, sakyčiau, augantis. Kaip Fusion'e pasižiūrim? Fusion'e, žinok, irgi. Dėl bendro to tokio panaudojimo, irgi viskas labai paprastai. Kas man Fusion'e labiausiai ir patinka, kad visas interfejsas irgi draugiškas, nėra komplikuotas. Esmė tokia, kad mes turim, sakykim, skirtingus pobūdžius, kur mes galim nueiti į dizainą, animaciją ar simulacijas, kiekvieną aplinkoje mes turėsim kitas funkcijas. Tai mes, jeigu šiuo atveju esam projektavimo sferoje, tai mes tas funkcijas ir turim. Nėra kažkokių papildomų iš kitos aplinkos funkcijų. Viską, ką mes matom, tai yra vienoje aplinkoje. Tai jeigu mes nueinam iš sketchą kokį nors, tai mes vėlgi turėsim sketchui reikalingus 2D braižymo įrankius. Tai tie įrankiai irgi yra labai paprasti, kas patogiausia, kad prie kiekvieno įrankio yra aprašymas, kur kas naudot. Kaip prie kai kurių yra pridėti video, vaizdo įrašai, kaip mes galim pasižiūrėti, kaip naudot. Kas yra dar labiausiai patogu, kad Fusion'as yra cloud-based platforma, kuri visi, sakykime, projektai saugomis mūsų internetinio folderio serveriuose, tai tuos mes projektus galim patys matyti, valdyti ir žiūrėti, išsitraukti ir taip susidėti katalogus, kad jie būtų paprasčiau naudojami. Tai nereikia kompiuterį apkrauti, sakykime, pasikeičiam kompiuterį kitą, tie projektai vis tiek išlieka priskirti prie userio. Tai tas pats visas valdymas yra, kaip ir sakau, supaprastintas, nes visos funkcijos yra tam tikroje skiltyje. Nueitume į gamybos puslapį, tai mes turim vėl kitus įrankius skirti vien tik gamybai. Tai tie visi panaudojimai yra lengvai prieinami ir paaiškinami, kaip juos panaudoti. Tai manau, o dabar tos sferos, kur yra dabar tu jungi manufacturer ir panašiai, čia yra jau paspausk manufacturer, šitoje vietoje. Čia yra design ir panašiai. Taip. Visos šitos čia yra jau statinis, ar tas sąrašas gali didėti ir trauktis? Ar čia, čia yra bazinis paketas. Kiekviena aplinka turi savo funkcionalumą. Tai sakau, labai patogu, kad mes viskas yra susijęta. Mes projektuojam šitoje aplinkoje, suprojektuojam gaminį ir mes norim, sakykim, pagaminti jį, einam iš karto su tuo projektu į gamybinę sferą, simulaciją, animaciją ar vizualizaciją. Tai viskas, sakykim, susiję, bet kiekviena turi aplinka savo funkcionalumą. Tai va, tai iš Fusion'o. Kiek balų parašytum, Laurinai? Kiek teko susidurti, tai aš irgi 10 balų. Tikrai patogu, nes dažniausiai kitos cheminės programos, sakykim, Rhino ar kokia nors Katija turi viską vienoje aplinkoje ir jų funkcijų atsidarius yra belė kiek ir kartais atrodo per daug. Kartais, kai nežinai, kur ką paspaust, atrodo tiek daug visko, kai čia viskas vienoje, sakykime, į katalogus sudėta viskas, tai labai patogu naudot ir viskas labai aišku. Ar papildomą pastebėjimą turiu dėl user interfejso. Daug kartų buvo, čia mano asmeninis toks dalykas būdavo, kai Autodeskas arba kiti produktai, tas pats SketchUpas, išleidžia naują versiją ir new feature būdavo, kad mes atnaujinam user interfejsą. Ir aš
šitoje vietoje galvoju tikrai, tarsi, user interface atnaujinimas yra big deal. Ir atrodė, kad keli metai išlės, man atrodė, kad tai yra useless dalykas, visi pripratom prie user interface kaip ir neblogai. Tol, kol neįsijungiau, pavyzdžiui, tų softų, kurių net naujina user interface, pavyzdžiui, Rhino. Rhino iš esmės yra Rhino. Jisai žiauriai geras softas, bet user interface jie nelėtė, aš nežinau, kiek metų. Jo, atrodo. Ir tuo momentu, kai dirbai, atrodė viskas gerai, bet dabar įsijungi Rhino ir supranti, kad, prie tų new release user interface reikėjo. Tai toks pulingas reikalas. Laurynai, pavoksiu šitą ekraną. Prašom. Tai pirmą punktą aiškinam. Tai user interface'as, mano akimis pas mane šiek tiek paprašiau, bet. Antras dalykas, navigacija. Atrodo, čia toks irgi pakankamai common sense dalykas navigacija, kad softą turėtų būti pakankamai lengva valdytis, bet ne visai palyginus skirtingus softus, plačiaja prasme. Tai navigacija iš tikrųjų daug reiškia, kiek yra patogu ir kiek yra ne. Dabar kaip veikia SketchUpas? Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to, kaip veikia ir kur man patinka ir kur mano akimis reikėtų šiek tiek patobulinti. Tai pirma, man patinka, kad iš karto vienas langas, sakant, nepasiklysi, ant kai kurių softų kaip ant Majas, Max ir panašiai, iš karto yra 4 langai, kaip ir atrodo fainai, bet šiek tiek overcomplicated. Bet čia kas yra labai patogu. Aš matau ašis ir artinant, tolinant, labai geras dalykas, iš karto seka pagal kursorį. Tai reiškia, kur kursorių turiu padėjęs, atitinkamai ten įsileidžia jį ir zoomint arba zoomauti daryti. Pats orbitas irgi veikia labai tvarkingai ir paprastai. Iš esmės labai panašiai kaip ir kiti modeliavimo softai. Tai realiai vos 3 dalykai. Priartinam, pen, šiek tiek pajudinam ir pasisukinėjam. Dabar, kur yra labai svarbus momentas? Valdymas šio klausimu ir baigėsi. Reiškia, labai paprastai mes turime vos pen, zoom ir orbit. Kitos programos ką turi, kas mano akimis čia yra padaryta geriau negu kitur, plačiaja prasme, kad kitose programose, jeigu jungi, pavyzdžiui, ortografinį vaizdą, jau kitas valdymas. Įjungi kitą view'ą, jau kitas valdymas. Tai gaunasi 3 skirtingi vaizdai, tarkim, iš viršaus valdosi vienaip. Jeigu tai yra ortografinis vaizdas, jau valdosi vėlgi taip, jeigu tai yra perspektyva, valdosi kitaip, ir jeigu nedaug dar jungsiu kamerą, dar šiek tiek kitaip navigacija skirsis. Pripratau ir aš, kiti softai taip veikia. Čia to nėra ir tas mane labai džiugina, kad tiesiog valdymas yra valdymas ir jis veikia kaip veikia. Tai iš navigacijos viskas iš mano pusės, Laurynai. Iš navigacijos, tai žinok, irgi panašu, aš nemeluosiu, Fusionas turi savo, valdymo būdą, tai pas juos dažniausiai būna įjungtas gridas, irgi matosi 3D projekte, kaip kas atrodo. Ir šiuo metu aš valdau tik su pelyte. Zoom outas, dragas ir kažkas, ko man reikia, valdoma su pelyte. Bet aš šitas funkcionalumą pasiėmiau iš SolidWorks. Aš anksčiau, kai dirbdavau su SolidWorks programą, jų valdymas, aš užaugau prie jo, man jis patogus, viskas. Fusionas reikėdavo Ctrl laikyti, Shiftą, jeigu ką nori. Kaip ir man buvo nepatogu modeliuoti, naudojant Shiftą, Ctrl komandas. Tai Fusionas turi kelis pasirinkimus. Galima prisidėti kitas naudojimo būdus. Jie turi parametrus, Fusionas turi savo, gali įsidėti SolidWorks, įsidėti kitų programų, inventoriaus ar dar kažkokio kitokio valdymo. Tai tas valdymas ir yra basic, man yra patogiausiai viską daryti su pelyte, nereikia naudoti klaviatūros. Tai kaip kam kas patogu. Aš visą laiką rekomenduoju klientams dažniausiai nueiti į settingsus, pasikeisti tą settingų programą, kad galėtų valdyti kaip jiem patogu. Aš sakau, pasidarau palei šiuo atveju palei SolidWorks, bet galima daryti palei kitas programinės įrangas, tą valdymą. Tai man tas valdymas, aš užaugau. Jeigu Laurynai, truputį pertrauksiu, jeigu palieki tą native, patį 360 Fusiono valdymas, jisai startuojančiam žmogui, kuris pirmą kartą instaliavosi, jisai komplikuotas ar ne? Jis nėra komplikuotas, man tiesiog nepatinka, kad reikia visą laiką laikyti ranką ant klaviatūros, kad Ctrl, sakykime, dragins, o su Shiftu zoomins out. Man viskas zoomint out valdys vaizdą su pelyte patogiau. Tai čia toks pripratimo reikalas. Kai kurios programos naudoja ir klaviatūrą, ir pelę. Aš naudoju, man labiau, kad viskas valdau su pelė, o jeigu man reikia komandų, aš jas pasiimu iš viršaus. That's nice. Ok, važiuojam toliau? Gali varyti toliau.
Ok, pasišėrinu tą ekraną. Nu ir va, tai ką, interfeisą turim, bendrą supratimą turim, tai trečias labai, man, kaip sakant, labai svarbus momentas yra, kaip reikia apskritai pradėti darbuotis. Prasme, va šitoj vietoj visos programos jau pradeda rodyti savo tą vadinamą architektūrą, kaip jinai yra sudėliota. Mes ant turėsim papildomų tam punktų, bet kaip pradėti? Nes vienur gaunasi, kad reikia startuoti vienoje aplinkoje, važiuoti kitą. Kitur reikia dirbti per kelias programas, kas irgi čia bus pas mane šiek tiek. Tai pats startavimas yra labai skirtingas. Tai dabar SketchUpas. Nu, šiuo atveju aš manau, kad lyginant plačiaja prasme keminės programas, SketchUpas toks šiuo atveju gal lengviausias startuoti, mes aišku po to štai brangiau susimokam, veiksmais ir klikais, bet SketchUp esmė yra labai paprasta. Tai pats startavimo būdas yra tiesiog mes turime projektavimo įvairius įrankius po kairę, mes pirmai jungiam su Large Tool Set. Dešiniai pusė turime tokį langelį, kur rašo ir mes irgi galime rašyti, kaip norime darbuotis, bet realiai as simple as that, reiškia, aš pasiemu braižymo įrankį, atitinkamai pradedu braižyti, dešiniai pusėje man rodo jo dydį, vienetus ir panašiai, tai reiškia, aš nusibraižau paprastą figūrą. Dabar, ką aš labai noriu pabrėžti, kad aš vis dirbu tam pačiam 3D lange. Ir čia labai svarbus momentas yra, kad aš visada čia esu. Bet mano view'os, tai aš dirbu, nesvarbu, kad aš dabar nubraižiau 2D, bet aš vis tiek esu 3D erdvėj. Nuo pat pradžių. Ar aš kursiu 2D formas, 3D formas, bet aš esu 3D erdvėj. Ir tas pradėjimas yra toks, reiškia, aš turiu figūrą, tada atitinkamai aš ją galiu įvairiais būdais keisti, atitinkamai galiu kelti figūrą į viršų, jeigu to prireiktų. Iš esmės toksai galiu galiu dirbti 2D, galiu pradėti 2,5D dirbti, čia toks iš lapų suviniotas reikalas, po to modeliavimą mes detaliau papasakosim. Bet realiai pats startavimas reiškia, man reikia turėti, jeigu tai būtų spintelė, man reikėtų turėti bent spintelės perimetrą, jeigu tai būtų, tarkim, interjeras, man tiesiog reikia turėti arba vidinių sienų išmatavimų, arba lauko sienų išmatavimų. Tai realiai pradėjimas, vos kelis matmenis, jeigu turim, jau geras startas yra. Viskas. Jisai daugiau neklausia, jam viskas tinka. O tu matmenis įrašai kažkur? Ar kaip? Jo, dabar su matmenų, čia kaip žinodamas paklausė skaudų klausimą. Skaudus klausimas yra tas, kad dėl tų matmenų rašymų. Aš jas galiu įrašyti ir viskas tvarkoja. Bet kada, pavyzdžiui, kuriu, tarkim, darau kažkokią liniją, turiu būsimą perimetrą ir aš galiu nurodyti ir iš karto, pavyzdžiui, klaviatūrai rašau, kad tai, tarkim, yra 2,5 mm, man tokio nubraidžia, atitinkamai nurodau kitą kryptį, jis man vėl nubraidžia ir aš galiu šitai braidyti. Kas yra nepatogu, paprastuoju būdu, kad šitas laukelis jis yra nepaspaudžiamas ir jis nėra gudras. Tai dabar reiškia, aš galiu įrašyti tuo momentu, kai kažką darau, po to tas įrašymas tampa šiek tiek kitoks, tai čia pirmas minusas. Antras dalykas, pasilgsti to laukelio, kuris yra pakankamai gudras, pavyzdžiui, ir aš įrašau, kad tarkim 2x, kad man šitą atstumą 2 kartus padaugink, pakel kubų, kvadratų ir panašiai, kad laukelis būtų pakankamai išmanus. Tiesa pastebėjimas. Kai pernai išleido SketchUpo iPad, žiauriai neblogas reikalas, tai ten tas laukelis yra ir jis yra gudrus. Čia jie panašų tokį reikalą turi, bet ne iki galo padarytas. Ir man čia toks iškilo klausimas, kodėl iPadui padarė, o čia negalėjo padaryti savo pagrindiniam produktui, bet tikiu, kad yra laiko klausimas arba, kaip sakant, release'ų klausimas. Tai situacija tokia. Tai startavimas, realiai, jeigu braižom linijas, jis nubraižo linijas, jeigu mes padarome uždarą figūrą, jis sugaudė, kad yra uždara figūra, jis padarė, kad yra uždara figūra. Besizit, reiškia, turiu paprastų formų ir iš esmės pradedu detalizuoti projektą. Ir čia kol kas aš out. Okay. Visai įdomu ir kaip SketchUpas veikia, tiksliai, neteko liestis, bet aš manau, kad Fusionas turi didesnę galią vien su jo valdymu. Tai irgi, nueinam į SketchUp aplinką, tai yra sketchas, pasirinkam irgi, iš kur mes norim projektuoti. Mes matom šitoj indikatorių, kad mes turim tam tikras top šono ir taip toliau. Tai mes pasirinkam gal viršutinį vaizdą ir mes šitoj dabar aplinkoje ir esam. Irgi,
visas valdymas, visos funkcijos atsiranda iš karto skirtos tik sketchui pirminiam braižymui. Tai irgi tas viskas labai paprasta, mes pasirinkam, sakykim, savo kokią nors funkciją ir mes ją nusipėm. Kaip matai, mums iš karto duoda matmenys įrašyti. Mes įsirašom, ką mes norim, sakykim, 400, tabą paprastai paspaudžiam ir mes perinam prie kitos skilties, tai galim 400, 200 ir mes jau turim savo tą tokį kubą. Irgi mes jį matom irgi 3D dimensijoje, tai šitas valdymas irgi paprastas. Ką galima, kaip ir pas tave minėjai, kad piešti iš karto į viršų vertikalią liniją, tai čia irgi yra 3D sketchas. Šitoje aplinkoje įsijungiam irgi 3D projektavimą, pasiėm kokią nors liniją ir mes galim iš karto irgi projektuoti į viršų, sakykim, tą linijas. Tai galima sujungti su kitais ir mes dabar turim irgi kažkokį ale 3D, 2D brėžinį tam tikroje erdvėje. Bet mums tas dažniausiai nėra aktualu, čia jau specifiniais variantais mes naudojam tą 3D braižymą. Dažniausiai mes pasiėmam plokštumą ir ant jos dirbam. Tai kaip yra labai paprasta, kad mes užduodam matmenis. Tie matmenys paprasčiausiai pasirinkant funkciją iš karto atsiranda ir ką mes norim, mes juos įsirašom. Kas yra labai patogu, kad mes tuos matmenis galime apžaisti ir vėliau, sakykime, mes suprojektuojam gaminį, mes juos galim koreguoti, kada norim. Kas yra dar patogiausia, kad mes, sakykime, jeigu norėtum, kad šitas apskritimas būtų pusę mūsų 400 matmens atstumu, tai mes galim pasakyti, kad šitą funkciją dalinti iš 2 ir jis mums iš karto apskaičiuos tą visą matematiškai atstumą. Tai jis yra dabar priklausomas nuo 400 skaičiaus. Mes jeigu jį pakeisim į 500, automatiškai pasikeis ir tas bendras mūsų apskritimo atstumas. Tai o kaip dėl, pavyzdžiui, dėl atsekamumo? Pavyzdžiui, čia matau, kad pažymėta yra jau funkcija. Taip. Ir aš 250. Iš kur man žinoti, iš kurio matmenį jis pasiėmė ir išskaičiavo, kad kaip atsekamumas atrodo? Tai tu palauk, aš tau biškį prieisi prie to viso funkcionalumo. Funkcijas yra randasi čionai. Visas tos mūsų modeliavimo, ką mes surašom, mes galim pamatyti čionai. Kaip tu pasakėjai, sunku kartais atsekti, kas nuo ko priklauso, nes šitas skaičius, ką mes įrašėm, priklauso nuo D1. D1 yra šitas matmuo. Tai dažniausiai, kai aš projektuoju kokį nors gaminį, kuris priklauso nuo tokių matmenų, kai toks gaunasi funkcinis, tai aš dažniausiai pasirašau čionai žodžiai ilgis ir ilgis lygu, sakykim, 500. Man prie funkcijų tas vietoj D1, aš atsiprašau, ištrinsim, Ok, tai mes vietoj kokio nors skaičiaus, prašau, ilgis, rašyti kartais nemoku, lygu kos 500. Ir mes šitą funkciją turim įvardinę kaip ilgį. Mes, aišku, galime ir čia jos persivardinti, kad būtų plotis. Jeigu mes kažkada mums reikia persivadinti, tai mūsų šitas 200 dabar yra teoriškai plotis užvadinta. Tai mes tą tokį atsakomumą galim vėlgi padaryti, kad mes pasiėmom, kad mūsų norimas atstumas kažkoks būtų, tai mes parašom, kad mūsų ilgis dalintas iš 2 ir mes tada žinom, kad, sakykim, šitas yra ilgis. Mes jį galim pamatyti, kad sakykime, mūsų šitam užvadintam parametro statistikoje mes jį galime koreguoti ir jį prisidėti kaip mūsų favoritą, kad mes žinotum, kas kur mūsų visas funkcijas, mes be abejo pasiėmėm, kuris mums būtų aktualesnis, mes susidarom savo tą sąrašą, dažniausiai kokį nors, tai šiuo atveju mes turim 200-200 ir šitas apskritimas priklauso ne visai centre, tai mes užduodam jam dar kitą atstumą, kad irgi būtų priklauso nuo pločio, dalintas iš 2. Tai mūsų dabar šitas visas kvadratas su apskritimu yra priklausomas nuo tam tikrų skaičių. Jeigu mes vieną skaičių keičiam, keičiasi viskas ir išlieka tas centre visiškai. Tai yra labai patogus modeliavimo būdas, jeigu mes irgi norim kokią nors, paimkim kitą kvadratą, stačiakampį ir mes, sakykim, projektuojam kokį nors namo fasadą ir mums reikia kažkokį storį žinoti. Žinom, kad plytų storis yra 200, bet mums reikia atimti 10 mm, atimti dar 5 laidams ir mes galim tą funkciją įrašyti tiesiog matematiškai,
nereikia kažkur rašytis ant lapelio tą lygtį. Mes tą lygtį surašom tiesiai čionai. Tas yra patogus projektavimo būdas, kad mes jį matematiškai viską aprašom. Nebūtina mums to daryti, be abejo, mes jeigu norim kokio nors kūno, mes tiesiog rašom irgi čia skaičius, bet mums nereikia tų lygčių rašyti. Bet jeigu mes norim, kad kažkas nuo kažko priklausytų, mes galim drąsiai rašyti stiklį. Ir tos lygtys gali būti sudėtingos. Gali būti apskliautos, pakeltos kvadratu, ištrauktos šaknis ar dar kažką. Tai kartais yra tokios sunkus, sakykime, heksagonos, būna kažkoks patternas apskaičiuot, kaip jis apeis aplink kūną visą. Tai paprasčiausiai lygtį parašo. Tai tas visas projektavimas, kai prieisim prie 3D projektavimo, aš parodysiu, kodėl yra svarbu projektuoti kartais parametriškai, kodėl gali kilti problemų ir kaip tai gali perėti vėliau. Ir ko dar nepaminėjom, čia viskas, sakykime, priklauso, kai mes projektuojam Fusion'e, turim reikiamą matmenį, mes taip pat turim savo constraints. Constraints yra jungtis, kurios irgi mums leidžia prašyti, kurioje aplinkoje šitas kūnas turėtų būti. Mes galime užduoti matmenį jam, bet sakykime, jeigu aš noriu, kad šitas apskritimas būtų tangentiškai susijęs su šito linija, mes iš karto turim constraints. Tai constraints leidžia mums iš karto prijungti irgi kitas funkcijas, tiesiog neprašant kažkokiam nors, nežinau net kaip įvardinti, sakykime, mes norim liniją, kad būtų lygi, tai mes galim padaryti horizontalią ar vertikalę. Tai sakykime, dabar išlyginta lygiai horizontaliai. Nes kartais būna, kai projektuojam su kokiam nors linijom daug visokių projektavimų, tai gali būti, kad per mikrono laipsnį pakrypęs tą liniją ir mes traktuojam kaip gera linija, nors jį būna dažniausiai atitolus nuo kažko. Tai tie constraints mums leidžia išvengti tų tokių nelygumų, sakykime, šitą liniją kažkokiu laipsniu pakrypus, tai mes galim ją uždėti, mes norim, kad jį būtų horizontali, viskas, jį yra nulio plokštumoje ir niekur ne kitai. Mes tos constraints galim, aišku, panaikinti ir koreguoti modelį. Aišku, labai panašu, kad pakankamai ankstyvui projektavimo fazėje komplikuotai gaun, tai ne komplikuotai, o labai staigiai pradeda pildytis langas ir žymėjimų, constraintai žymės atskirai ilgiai dydžiai. Tai prasme, gaunasi, kad per pakankamai trumpą laiką tas langas tampa toks. Jo, jis gaunasi toks, mes čia galim net teoriškai prieš 2D kaip AutoCAD tiesiog brėžinį savo. Viską aprašyti linijom, aprašyti skaičiam, aprašyti visko. Sakau, kartais gali atrodyti per daug visko, bet čia priklauso nuo pačio projektavimo stiliaus. Jeigu mums reikia tiesiog stačiakampio, tai mes daugiau ir nieko neprojektuojam, bet jeigu kažką reikia sudėtingiau, tai mes tiesiog pasidarom to, ko mums reikia. Tai jo, čia dažniausiai gali perimti, galėsim eiti toliau prie 3D modeliavimo, bet dažniausiai šitas Fusionas reikia ir matematiškos pusės paskaičiuoti, ko mes tiksliai norim. Tai va. Ir kas bus vėliau parodysiu, kad tuos matmenis labai lengva keisti. Mes iš anksto pasidarom, ką mes norim, bet jeigu mums reikės, sakys klientas, mes norim koreguoti, tai žinok, čia yra dalykas, ko visiems reikia. Nice. Čia tavo keli pastebėjimai iš chato. Tai viena paprašė, kiek duomenų pasima Fusion importuojant inventorius failus, kiaurymės ir taip toliau, bandžiau importuoti ir gauti kūną, koreguoti negaliu. Ta klausimą, Donatai, palikime galą, kai mes kalbėsime apie failus, importus, eksportus ir failo formatus. Apie tą klausimą dar grįšim. Ir čia dar Tomas, šiek tiek padėjo dešinėje esantį lentelę leidžia išjungti to, ko nori matyti ant Fusion. Taip, ten galima, jeigu mums atrodo, kad, sakykime, overcomplicated. Jo, tai mes galime juos išjungti. Dabar sekantis momentas. Čia ne kiek parodyti iš user interface'o dalies arba iš pačio modelio. Čia kur klausimą, kur gauname, iš esmės dirbant su bet kokią programinę įrangą ir kadangi visų patirtis būna labai skirtinga, ir tie žodžiai kaip ir labai panašus, galime jos prikabinti, kad jie reiškia ir tą patį, jos galime labai stipriai atskirti ir pavyzdžiui, kai būna tos, pavadinkim, dilemos, kai žmonės nori kurti kažkokį daiktą, interjerą, eksterjerą, architektūrą ir panašiai, ir pavyzdžiui klausia, ar pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tarkim, yra 3ds Max'as, Maya, Blenderis ir panašiai, galėčiau su jais kažką susiprojektuoti. Tai va, čia toks, ką labai noriu paminėti, ir čia irgi įtrauksiu, ir kaip sakant, ir Lauriną šio klausimu, kad
Yra modeliavimas ir projektavimas. Bendraja prasme mes galėtume sakyti apie 3D modelį, kad jisai buvo arba suprojektuotas, arba sumodeliuotas. Tai realiai čia toks žodžių žaismas, bet kur prasideda tas modeliavimas ir kur yra tas toks sausas projektavimas. Tai dabar SketchUpas, jis toks, sakyčiau, tarp to yra. Jeigu paimtume, pavyzdžiui, 3ds Maxą, Maya, Cinema Blenderį, ten yra griežtai modeliavimas. Tai reiškia, kuriam ką norim, kaip norim, mes neturime jokių apribojimų, nebent ten mešas kažko negali padaryti. Bet iš esmės mes kuriam ką norim ir kaip norim. Ten skaitosi freeform modeling. Tuo tarpu SketchUpas, toks kaip ir minėjau, yra ir design, ir modeling. Ir po to Laurinas papasakos šiek tiek apie Fusion, ten yra design daugiau dalies, aišku, turi ir kitokių įrankių. Bet kur pagrindinė mintis yra, kad nubraižius paprasčiausią kubą ir pasivertus jį į, sakant, 3D pilną objektą, nuo programos priklauso, nuo programinės įrangos priklauso, kas jis galutiniam variante bus. Pavyzdžiui, SketchUpas, jisai 3D modelius, jis vis tiek labiau supranta kaip mešus. Tai reiškia, jie yra sulipdyti iš trikampių, kvadratų, stačiakampių ir panašiai, bet jis yra sulipdytas. Tai reiškia, matematikos šitose briaunuose nėra. Pavyzdžiui, jeigu paimčiau paprastą apskritimą ir padaryčiau iš jo cilindrą, ir jeigu priartinčiau, aš netgi matau labai aiškiai jo visus segmentus, netgi man čia parašytų, iš kiek segmentus yra sudarytas, pavyzdžiui, 24 segmentų. Tai gaunasi, kad jeigu aš sugalvočiau tęsti modeliavimo, projektavimo darbus kur nors kitur, tai jisai būtų griežtai mešas. Ir jį kaip solidą nelabai kas suprastų. Tuo tarpu solidas, ir to Laurinas parodys, pas jį tų segmentavimų nėra. Taip. Tai reiškia, čia aš sukūriau modelį, kuris SketchUp'e pripažįstamas kaip toks tvarkingas 3D modelis. Spausdinimui irgi yra mažų niuansų, bet iš esmės tai vis tiek yra mešas. Trumpai apie mešą, tai mešas yra tiesiog modelis sudarytas iš krūvo trikampių ir kvadratėlių. Ir tai kiekvienas taškas turi koordinatę. Tuo tarpu projektuotas modelis plus parametrinis modelis, pas jį kiekviena linija, kiekviena briauna yra matematinė briauna ir jisai ją interpretuoja visai kitaip. Labai svarbus dalykas. Tai SketchUpas tarp to ir to varianto čia labiau yra, kol dirbam 2D, kas sakant, braižom pradinės linijas, kol pasidarom pradinį interjerą labai greitai, tai ten viskas gerai, mes lygiom gražiom linijom, tai nepalyginsim prieš 3ds Maxą, 3ds Maxą tokie paprasti darbai tampa vargas. Tuo tarpu Max'e, formos, kai prasideda, kai mes norim gauti bet kokią organinę formą, ten prasideda grožis. Kodėl sakau, SketchUpas yra per vidurį, pats SketchUpas, tai pavadinkim nuogas SketchUpas, jis to modelio neturi daug tų įrankių, ką su juo veikti. Jisai nemoka padaryti dvigubų linkimų pagal nutilėjimą. Tai pavyzdžiui, jeigu man reikėtų va šitą plokštumą sulenkti ir šitaip jis to padaryti negali. Nes čia nėra jokios matematikos, čia yra paprasčiausias paviršius iš trikampių. Tam yra pluginsai, tą sprendžia. Bet tas tikras projektavimo softas, jisai leidžia padaryti bet kokią formą ir jisai žino, kokią ta matematinė dalis nueina. Tai forma, jeigu kalbant grinai apie gamybą, tai SketchUpas šitoje vietoje su savo 3D modelis šiek tiek užleidžia vietą, jeigu reikia tikrų suprojektuotų modelių. Laurinai biški iš savo pusės pridė, gerai? Ekraną pasidėdau. Jo. Tuoj sekundėlę. Jo, iš Fusiono pusės, jeigu kalbam apie tą 3D projektavimą, mes dabar kaip galim, sakykim, didžiąją dalį ištrinti. Išsitrinam, mes turim savo kubą, tai mes užbaigiam tą sketchą ir perinam tada į modeliavimą jau 3D. Tai mes tą kūną, ką turim, mes jį galim irgi išsikelt ir turėti vėlgi užduoti tam tikrą matmenį ir tegul būna mūsų kūnos toks. Tai tas mūsų parametrinis, jis neturi tų poligonų, jeigu aš sukursiu irgi paprastą cilindrinį kūną, tai užduokim kokį nors kūną, duokim aukštį ir mes turim savo kūną. Mes turim ir kaip matai, kaip ir tu minėjai, galima gal išvengti, bet šiandien yra lygus apskritimas, turi savo radiusą, mes tą galime irgi pasižiūrėti šiandien. Jo radius nėra tikslus, bet ką mes uždavėm, tą suprojektavom, tą ir turim. Tai tas modeliavimas irgi šioje aplinkoje yra parametrinis. Tai vadinasi, mes ką užduodam, ką mes norim padaryti, tai tą mes, sakykime, ir turim.
Tai viskas nuo, sakykime, funkcijų priklauso. Ką aš noriu paminėti, kad mes visas tas funkcijas matom apačioje, kurią mes funkciją panaudojam, ji išlieka mūsų technologijų medija. Tai mes tas visas funkcijas papildomai vis po biškį pridedam ir mes matom, kad mūsų technologijos medijas vis auga. Tai, sakykime, mūsų tas projektavimas yra irgi funkcinis, kaip ir minėjome, mes prieš tai turėjom ilgius, pločius, aukščius susirašę, tai vėlgi mes šiandien galim projektuoti rašant funkcijas, kad mes norim kažkokio aukščio atimti, sakykime, 1000 minus mūsų ilgį užduotą. Mes iš karto turim savo funkciją ir mes šioje aplinkoje įrašinėjom matematinės funkcijas. Tas nėra privalom, kai aš dar kartą noriu paskartuoti, kad ką mes projektuojam, tai nebūtinai yra privalom. Mes tą modelį galim koreguoti, kaip mes norim. Sakykim, norim šitą sieną biškį patemti į išorę. Mes ją galim patemti, aišku, per 10. Jo. Ok. Tai va čia, trumpai, ta prasme, pavoks ekraną, tai sumos sumavus, abudu gali kurti kaip ir panašias formas, bet grynas tas modelis su visais parametrais vis tiek Fusion'e guli, SketchUp'ais galutiniam variante jisai iš karto pavirsta į meshą ir meshas, kaip žinia, jis turi labai mažai, čia grinai nuogam SketchUp'e, jeigu nenaudotume jokių priedų, realiai turi daug komplikuotų dalykų, jeigu reikėtų formą gauti atskirai. Pavyzdžiui, netgi jeigu man reikėtų va čia dabar tiesiog tam tikrą gylį įekstrudinti ir kad viskas gražiai suekstrudintų link centro, be atskiro priedo aš to padaryti net negaliu. Viskas, nes šitas paviršius yra sulenktas ir SketchUp'as pagal nutolėjimą tokių paviršių jau neleidžia paprastai koreguoti. Aš negaliu tiesiog su pieštuku pasižymėti, kad čia norėsiu kažką, jis to man neleis padaryti. Viskas. Tai reiškia, paprasčiausias įekstrudinimas į išlenktą paviršių pagal nutolėjimą, be papildomų priedų, SketchUp'ui tai yra jau užduotis. Pastebėjimas. Faktas, kas dirba, žinot, yra visos funkcijos boolean ir panašiai, bet toli gražu yra ne tas pats. Reiškia, aš vis tiek iškirtau, bet iškirtau visai kitais būdais. Važiuojam toliau. Sekantis momentas, apie kurį link kurio norėčiau judėti, tai yra modelių ir projektų struktūra. Tai dabar trumpai, kaip SketchUp'as galvoja apie projektus. Dabar ką noriu pasakyti galvoja? Kiekviena programinė įranga turi savo architektūrą. Kaip pavyzdys, SketchUp'as mąsto komponentais, Revitas mąsto familiais, tada AutoCAD'as mąsto blokais, Fusion'as mąsto kuom? Irgi komponentais. Tai pasižiūrim, kaip tie komponentai atrodo ir ką tai reiškia. Tai reiškia, kiekviena programa turi savo savitą būdą, kaip ta programa elgiasi su modeliais. Dabar pasižiūrim. Dabar SketchUp'o veikimo principas yra toks. Kai mes susikuriam bet kokį 3D modelį, absoliučiai, tai jisai apie tą modelį žino, kad tai yra paviršių ir linijų kratinys. Tai net nėra komponentas, tai yra tik kratinys. Kol kas, jisai net neskaičiuoja, kad tai yra kažkas. Jam tai yra kol kas niekas. Tai čia labai svarbus momentas. Dabar trumpai apie modelį ir po to perinam prie pačio projekto. Tai jisai mąsto tokiu būdu. Čia yra krūva palaidų paviršių. Yra, pavyzdžiui, kaip pirmai Laurinas dar, irgi nubraižė, tarkim, kažkokią šalia formą. Ir jeigu nedaug dievė kažką šalia darysiu, jie iškart sulimpa natūraliai. Viskas. Tai, pavyzdžiui, dirbant, nežinant tokių dalykų pačioje pradžioje. Ir čia beje dažnai būna klaida startuojant su SketchUp'u, kad daug modeliuojama ir viskas modeliuojama į vieną krūvą. Kaip ir minėjau, SketchUp'as galvoja, kad tai yra niekas. Arba tiksliau, kad mes žinom, ką darom ir mes tikėjomės, kad jie sulips. Neretai net nesitikėjom. Tai situacija tokia. SketchUp'ui, jeigu mes norim atskirti atskiras dalis, jisai mąsto komponentais. Ir atskirai, turime dešiniai pusėje, mes turime komponentų biblioteką ir atinkamai tie komponentai, visi, ką mes sukursim šitoj scenai. Dabar situacija yra tokia, reiškia, pasižymėti elementą, aš turiu pasižymėti elementą, kad jį paversti komponentą. Ir atinu, tarkim, į edit ir yra make component, arba paspaudus dešinį yra make component, ir jisai jau leidžia jį apipavidalinti, kad tai yra tikrai objektas kažkoks. Ir kaip minėjau, čia viena iš tų pagrindinių klaidų dirbant su SketchUp'u, kad žmonės nekuria komponentų. Ir už po to kaina yra didžiulė. Sunku konvertuoti po to juos? Labai. Ir jeigu pavyzdžiui, jeigu mes paliksim nesukonvertuotus, atsitiks tokia situacija, kad jie sulipsto, pavyzdžiui, viskas.
Ir aš dabar ką tik padariau neatleidžiamą klaidą. Ir aš 2 modulius nukopijavau ir viskas. Ir dabar gaunasi, kad susijungia viskas į krūvą. Automatiškai jie susijunginėja, ne? Automatiškai. Ir aš, pavyzdžiui, dabar norėčiau juos atskirti, tai nuoširdžiai galiu pasakyti, lengviau būtų man viską išsitrinti ir perdaryti, negu mėginti jos atskirti. Tuo tarpu, jeigu mes jos tvarkingai kūrėm į komponentą, jos aprašom, atitinkamai jie pakliūna į projekto sąrašą, kad tai yra komponentas, pakliūna į komponentų vietinę biblioteką ir aš dabar galiu juos jau laisvai mėtyti, kur noriu ir jie visi yra savarankiški objektai. Čia yra modelio bendra struktūra. Dar vienas papildomas pastebėjimas. Modelius mes galim koreguoti, organizuoti keliais momentais. Tai SketchUpas turi tagus, prieš tai jie buvo vadinami leiriai. Ir turime atitinkamai tagus, buvę leiriai, ir atitinkamai turime outlinerį, kuris rodo mūsų projektų sąrašą. This is it. Čia yra pagrindinis mūsų projektų organizavimas. Tai realiai tas labai, gal sakyčiau, panašu iš eilinių CAD-inių programų, kaip visi AutoCAD-ai, panašiai, kad turi iš esmės komponentus, arba AutoCAD blokus ir leiriai. This is it. Čia pagrindinis jo mechanizmas. Tai komponentai arba jūs išgelbės, arba jų neturėjimas jūs nužudys. Ir Rūta klausia, o grupavimas netinka? Geras pastebėjimas. Čia per mokymus aršiausia diskusija būna, koks skirtumas. Po to aš parodysiu, koks netinka. Atsakymas dažniausiai netinka. Esmė yra tokia. Grupavimas, paprastai taip, grupavimas yra skirtas mums, komponentai yra skirti SketchUpui. SketchUpo mąstymo mechanizmas yra ant komponentų. Jis juos skaičiuoja ir, pavyzdžiui, įsivaizduokite, aš turiu 3 komponentus. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, SketchUpą paklausčiau, tai vis dėlto, kiek aš tų elementų turiu, kad man suskaičiuotų visus skirtingus elementus, aš turiu 3. Dabar pažiūrėkit, sukursiu kubą ir aš jį susigrupuosiu, edit ir make group. Ir dabar paklauskim SketchUpą. Čia tik vienas skirtum, bet skirtum yra begalė. Paklauskim, kiek dabar mes turime detalių scenoje. Lygiai tiek pat. Grupė yra skirta tik mum organizuoti darbui ir jisai net į jokius skaičiavimus neįtraukia, kad tai yra serijos pilnavertis objektas. Tai grupė yra tik mum. Tai atsakymas būtų, kad jeigu, pavyzdžiui, turiu pasidaręs vieną didelį, turiu daug komponentų ir jie tapo pavyzdys mašina, aš galiu susigrupuoti ir pasivadinti, kad tai yra mašina, bet čia mašina yra man. SketchUpui tai yra daug detalių. Aš čia stabdau arklius. Tavęs dar paklausė Gintaras, ar komponentus galima koreguoti po to? Dar trumpai tada parodysiu iš karto. Galima ir esmė, kad komponentas, kai mes susikuriam objektai komponentą, jisai gaunasi, kad komponentas yra atskiras mini pasaulis tam objektui. Ir jeigu aš paspaudžiu ne 2 kartus, aš pilnai grįžtu prie to, ko buvau. Absoliučiai. Tai reiškia, jisai yra pilnai koreguojamas ir netgi aš po to tinkamai dar rodysiu apie struktūrą, tai jisai koreguojamas yra išmaniais būdais. Tai vienareikšmiškai atsakymas yra taip. Įdomiai. O kaip Fusionas? Fusionas irgi šiaip teoriškai panašiai. Komponentais bei daro body kūrimas. Sakykime, jeigu mes pastoviai kažkokį norim šiuo atveju šitą sieną pratempt ir kai mes ją pratemam, mes turim pasirinkti, ar mes ją sujungiam, ar mes ją atemam, jeigu mes į kitą pusę, sakykime, ją norim atimti, į kitą pusę galim ir atimti. Galim intersektinti ir mums duoda daug operacijų pasirinkimų, ką mes norim su tuo daryti. Tai neiškils tos problemos, kad netyčia jie susijungs. Taip, bazinis metodas yra, kad iš karto jis bus join komanda. Tai tą reikia irgi įsivertinti, kaip projektuojam. Jeigu mes nenorim, kad tie kūnai susijungtų, mes, sakykime, sukuriam naują kūną, body vadinamą, arba naują komponentą. Kuo skiriasi body ir komponentus, to ir parodysiu. Sakykime, komponentuose mes turim atskirus bodžius. Tai, sakykime, šioje aplinkoje mes, kai kurtumėm, sakykime, savo struktūrą, tai mes visus kūnus sukeltume čianai. Kaip tai veikia, tai, sakykime, mes turim, kaip užsivadinę, pradinį tašką, tai, sakykime, ką mes kursim čianai pradinius modelius, sakykime, kokį nors galim kubą naują nuspiešti, matmenų neužduokim, bet sukuria kaip naują kūną ir tie kūnai atsiranda šitoje skiltyje. Vienas kūnas, antras kūnas. Tuos mes kūnus galim tiesiog sukurti naujus katalogus, juose viduje grupės padaryti, kad atskirti kokią didelį projektą sugrupuoti į tam tikrus skyrius, sekcijas. Tas yra labai patogu, bet mes kartais norim, kad
turėtų ir komponentus. Kuo jie skiriasi, kad mes komponentus vėliau galėsim sujunginėti, sakykime, su join komandom, kad jie vienas nuo kito priklausytų, kad judėtų kartu, kad suktųsi kas nors, tai mes vėliau prieisim prie, kaip jie jungiasi prie komponentų, bet esmė, kad mes sukurdami naują komponento skiltį, mes turim teoriškai naują medį. Mes įeinam to komponento aplinką ir mes darom naujus projekto valdymus, sakykime, komponentų eigoje. Tai kas yra, kad mes, pavyzdžiui, padarę naują funkciją, atsiranda technologinis medis tik komponento skiltyje. Mes jeigu perėsim prie viso modeliavimo skiltį, tai mes galim pamatyti, mūsų technologijos medis visai didelis ir nėra, kad šiuo atveju daug tų funkcijų, bet visai pakankamai daug. Bet mes įeinant į komponentą, mes matom, kad tam komponentui atlikta tik viena funkcija. Tai yra labai patogus modeliavimas, kai mes, sakykime, kuriam sudėtingų daug, nežinau, koks, sakykime, mašinos variklis. Daug visokių detalių skirtingų, tai mums svarbiausia, kad eina blokas kaip vienas komponentas, eina nors laida eina kaip kitas komponentas, mes juos atskiriam į komponentus ir, sakykime, tarp laidų, jeigu, sakykime, čia būtų koks nors laidai, mes pasivadinom. Irgi rašyti nemoku. Tai mes tose kūnuose mes galim susikurti naują kūną, sakykime, dar vienas kūnas, tai įeina vėl new body susikūrė, mes turim antrą kūną. Ir mes žinom, kad šitam katalogė eina jau 2 kūnai. Tai perėjant... Trumpai, jeigu pertraukiant, tai gaunasi, kai sketchup'e, kur aš pavadinau, kur mes susikūrėm tūrius, bet kokius tūrius, ar tai būtų damos siena ar kas, pas manęs, kol nepadarau komponento, tai jisai yra paviršių kratiniais, pas tavęs jis taip pagal nutilėjimą iš karto pabodžiu. Jo, jis pas mane nutilėjimą gaunasi iš karto kūno, bet mes jį bet kurio momentu galim padaryti, aš noriu, kad iš šitą make component from body, tai gali šitas iš karto komponentai. Sakau, komponentai bus vėliau naudojami ir juos kaip ir privalo. Aš nemeluosiu, aš ne visada naudoju komponentus, kas yra labai blogai. Parodysiu vėliau dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu mes norėsim padaryti kokią brėžinio statistiką išklotinę, tai Fusionas ima komponentas, jis skaičiuoja, kad jeigu mes imsim visą projektą, norėsim išdetalizuoti, jis ims komponentus, kad komponentas 1, komponentas 2, tai jis neseka... Čia kaip pas mane su grupėm. Tu gali prisikurti grupių, sutaupai biškį laiko tą sekundę, bet galtiniam variantą vis tiek susimokės. Jeigu aš sukursiu, variklio visą assemblį, be komponentų, jis skaitys kaip vieną kūną. Bet jeigu aš noriu, kad būtų kiekviena dalis turėtų savo pavadinimą, turėtų savo istoriją, kad čia yra tokia medžiaga ar tenai kažkoks dydis, tai mums reikia būtinai kurti komponentus. Tai va. Nice. Jo, mes eisim prie projektavimo toliau, ar... Dar po to, dar biškį pavoksiu ir tada... Jo, tada galim. Tai dabar, kadangi prasideda modeliavimas, reiškia, ką sužinojom, kad Fusionas, kol pas manęs tuo tarpu nieko nėra, čia pas manęs niekas, pas Lauriną tai jau tapo bodys, aš turiu pasiversti atskirai komponentą, panašiai ir pas Lauriną irgi reikia pasiversti komponentą, tai skirtumas tas, kad nuo body komponento pas manęs nuo nieko į komponentą. Taip, tai dabar keli papildomi punktai. Tai dabar tikslumas, kaip tiksliai dirbam, čia dažnai iškyla tos klausimas, čia taip, kaip pasakyti, neretu atveju SketchUp'ą žmonės nurašo, kad tai yra toks įrankis pasižaidimui. Tikrai taip. Ir sulaukiu klausimų, o jis gali tiksliai, jo, jis kitaip net nemoka. Tai čia nėra ką labai daug šnekėti. Faktas, ten ir pirmą, kai Laurinas rodė visus pririšimus, funkcijas ir panašiai, tai ten tikslumas yra, kokio lygio reikės, tokio ir gausit. Aš nebejoju, greičiausiai nei aš, nei kiti. Tik noriu čia pabrėžti dėl tikslumo, čia dėl savęs šitą punktą pasirašiau, kad taip, SketchUp'as dirba tiksliai ir jeigu reikėtų, mes irgi galime dirbti mikronais. Tai nereiškia, kad mes negalime padaryti kažkokių nesąmonių ir pasirašyti, ką norim. Galim dirbti šakies, bet mums panorėjus, jisai gali dirbti tiksliai. Bet dažniausiai projektuoja, kaip, nežinau, pats projektuoji su matmenimis ar tiesiog bendrą vaizdą. Tai suprantate, kur yra, čia priklauso nuo situacijos. Nuo projekto. Jeigu mes dirbam su interjeristais, tai tenais tam tikrą prasme viskas yra labai aišku. Arba planas yra, arba jo nėra ir dirbi pagal planą. Tai čia viskas sakoja, dirbam pagal matmenis. Bet, pavyzdžiui, kai vyksta tiesiog žmonės daro vizualizaciją ir jiems reikia tiesiog gražaus vaizdo. Jie turi modelius,
turi bendrą viziją, viskas yra, tiesiog reikia sudėti. Tai ten tiesiog daugiau yra dedama iš akies, faktas, laikomasi, protingumo principo, bet yra iš akies. Arba, jeigu reikia kur nors padėti, pavyzdžiui, vizualizuojam produktą. Tai produktą padedi ir stalą tu pasidarai kokį nori, net nežiūri tiksliai, netiksliai, tiesiog nusiberži stalą ir tu pasidarai, kad turėtum stalviršį, kurio uždėsi medžiagą. Tai labai, kai susiję su medžiagiškumu ir panašiai, tas tikslumas nueina į antrą planą, kai reikia parodyti kažką. Toks pastebėjimas. Ir tai veda mus prie sekančio punkto, ir tas punktas yra lankstumas. Ir čia labai svarbus momentas yra. Su SketchUpu, nežinau kaip su Fusionu bus, bet su SketchUpu yra esmė tokia. Neretai, kas su SketchUpu pradeda ir kaip sakant, grafikas atrodo, darbo grafikas atrodo šitai, eksponentė. Realiai pradėjau nuo nulio, eksponentė būtų šiek tiek aukščiau, ir iš karto šaunam į viršų. Laiko atžvilgių gaunasi, jeigu čia eina laikas, tai mes sustartavom žiauriai gerai. Problema prasideda, laikas bėga, mes pradžiai sustartavom. Ir tada prasideda toks dalykas, kuris vadinasi complexity. Ir kai pradedant, kuo projektas tampa sudėtingesnis, tai gaunasi progresas mažėja, o linija tampa labai ilgai laiko klausimu. Tai su SketchUpu, kur atsitinka, kodėl pasidaro toks grafikas SketchUpo projekto, kadangi tūriai kainuojasi labai lengvai, jokių nereikia daug matmenų, jeigu pradinius turiu, aš galiu greit susikelti ir viskas to yra gerai. Ir jeigu, pavyzdžiui, paimkime, grįžkime šiek tiek prie SketchUpo, ekraną išsivalom ir, pavyzdžiui, situacija tokia. Startuojant su projektu, aš galiu labai greit sustartuoti ir tą projektą, kaip greit sustartuoti, tai aš taip greitai galiu sunaikinti. Pavyzdžiui, pasidarom pradinį kažkokį pastato, tarkim, rėmą, turime rėmą, viskas tvarkoj, so far so good, viskas juda žiauriai greitai, pasidariau langą, pasidarysiu kitą, viskas gerai, namas 3 aukštų, no problem, aš galiu, netgi turiu gerą įrankį, aš galiu jį labai tvarkingai ir labai greitai aš jį galiu padaryti, taip, netau spaudžiu, padarom, dar kartelį, ir aš turiu pradinį pastą, jeigu dar man prireikia kažkokios priekyje aikštelės, no problem, aš pasidariau aikštelę, ją prijungiau ir viskas atrodo gerai. Viskas eina kaip iš pypkės. Ir viskas. Ir gaunasi, aš pasidariau didelį šelą, tą vadinamą didelį pagrindą pasidariau. Kadangi aš nepaisiu darbo jėgos, neturiu nei komponentų, nei grupės ir man dabar reikia eiti dirbti į pirmą aukštą. Viskas. Realiai darbas nuo čia jau sustoja. Gaunasi, kad aš turiu rankiniu būdu pradėti slėpti paviršius. Jeigu aš norėsiu prieiti iki struktūros ir pasislėpti ir dirbti tik su pirmu aukštu, aš neturiu to. Realiai iš SketchUpo pusės žiūrint, čia aukštų net nėra. Jam yra tai viena didelė masė su lipusiu stačiakampiu, viskas. Tai su SketchUpo čia didžiausia klaida ir būna. Bet tai jeigu darai komponentus, tada biškai lengvina šitą darbą. Viską palengvina. Tai čia tas lankstumas yra. Lankstumas su SketchUpo atsiranda tik tokiu atveju, jeigu mes paisom SketchUpo architektūrą, kaip jisai masto. Jeigu mes tą ignoruojam, o jis leidžia ignoruoti pilnai, tai projektas, kuris pasidarė labai greitai ir žmogus paprašė pataisyti, tai tie pataisimai tampa viena didelė katastrofa. Tai čia toks nėra saugiklio, kad neleistų. Čia yra kaip konceptas, bet po to, jeigu reikės kažką detalizuoti, mes už tai susimokėsim. Tai netgi su mintim, kad nežadu labai stipriai detalizuoti, komponentus reikėtų traukti kiek įmanoma ankstyvesnėje fazėje. Čia kalbant apie lankstumą. Dar vienas papildomas pastebėjimas, labai nenoriu įsiplėsti, bet kalbant apie lankstumą ir komponentus, jeigu jūs sukursite komponentus, geroji dalis yra ta, ar tai bus spintelės, interjeras, ar tai būtų terasos, just name it. Gaunasi, kad jeigu aš turiu objektus ir man reikės daryti papildomus pakeitimus, čia yra komponentai. Ir aš, pavyzdžiui, sugalvojau, arba klientas sugalvojo, tarkim, padarom, kad čia yra virtuvinė spintelė, tarkim, fasadas spintelės. Ir klientas sako, davai pamėginam, kaip atrodytų tiesiog paprasta rankenėlė. Ir aš turiu visą virtuvinį pasidaręs. Ir jeigu aš dirbu komponentais, čia visas lankstumas ir atsiveria. Aš galiu sakyti, tai visi šitie fasadai gali įgauti šitą rankenėlę. Ir aš galiu daryti nested components, komponentė, ir aš galiu visus sumesti ir jie gyvena čia. Atitinkamai, jeigu man paprašė pakeisti kitą, aš tiesiog pakeičiu ir aš daug dalykų pakeičiu. Čia kiek įmanoma reikia plačiau pažiūrėti, bet nepaisant to, ir čia klausimas buvo, Rūta klausė, o grupavimas atinka. Šitoj vietoj grupavimas, jisai net pažįsta, kad tai yra kartotiniai elementai, nes jie pagal jį ir nėra.
Ir jeigu, pavyzdžiui, aš pasidariau visą virtuvinį ir man klientas paprašė įdėti arba pakeisti struktūrą, aš šitoje vietoje jau turėsiu problemą, nes aš negaliu jų išdalinti per grupės. Viskas. Tai iš mano pusės tiek. Okay. Apie lankstumą. Lankstumas, sakai, net nebuvau pasiruošęs tokios temos, bet nieko, pažiūrėsim, ką Fusionas. Tai šiaip nežinau, tas lankstumas Fusione, nežinau, kiek mes to leisim, ar mes po to šnekėsim apie... Neįsiplėsim per daug, iš karto stabdau arklius. Okay. Truputį, man pagrindinis klausimas yra, kai mes pasidarome modelį, taip, ir man kas nors netinka, arba kam nors netinka, kiek aš šansų turiu pasikoreguoti? Kokie mechanizmai leidžia grįžti prie modelio ir kažką keisti? O čia yra esminis klausimas. Aš tada gal atsidarysiu kokį nors kitą projektą, ne šiaip kūnus. Galima pasidaryti kelis. Atsidarysim, pasižiūrėsim kaip kas. Kaip ir minėjau, visi dalykai turi savo technologiją medį. Tai jeigu mes kažkokią funkciją padarėm, kaip projektavom, sumodeliavom ir klientas sako, bet aš norėjau kažką kitokio pakeisti. Mes visada galim įeiti į istoriją ir bet kuriuo etapu mes galim jį pasikeisti. Sakykim, patį pirminį bazę mes nueinam, spaudžiam edit sketch ir mes, sakykim, sketchą šiuo atveju galim pakeisti matmenį į spintelis plotis, tebūne, kad galiu gal ir palikti. Pridėk 10 cm, plus 10, sakykime. Tai mes pakoreguojam kažkokį nors matmenį ir mūsų gaminys automatiškai visas pasikoreguoja. Mes turim savo technologiją menį, tai vadinam, mes galime įeiti į tam tikrą etapą, kur aš projektavau, sakykime, sugrįšim dar atgal ir mes šitoje vietoje kažkokius pakeitimus galim daryti. Gal per toli nuėjau, sakykime, mes šitoje aplinkoje dabar aš noriu padaryti, kad daleiskim apačioje būtų kažkoks skylė, tebūnie. Mes spaudžiam, šiuo momentu padariau skylę, nes kažkaip gal praleidau. Tai mes sugrįžkime į tą technologinį kelią, mes padarėm skylę, bet mes sugrįžom į pradinį dabar tašką galutinį, tai mes turim dabar šiuo momentu tą skylę. Nežinau, ar jį reikalinga šiuo momentu ar ne, bet mes visą laiką galim sugrįžti ir matyti, ką mes padarėm. Mes visą laiką galim persivadinti šituos komponentus, jeigu mes norim turėti kažkokios grupės, mes tam technologijų medį mes galim juos susigrupuoti ir pasivadinti, čia padariau kažkokią drastišką korekciją, kuri gali reikėti vėliau ar ne, šiuo atveju mes galime ją pasinaikinti ir jei mūsų technologija medį nieko nesitiko. Mes, aišku, jeigu kažkokį drastišką pakeitimą sugadinsim, mums tik paklaus, ar mes tikrai norim ištrinti, sakykim, kažkokį eigą. Ryšiai kažkokie yra. Nes viskas yra susiję. Šiuo atveju, ypač kai aš šitas, sakykim, spintelis projektau parametriškai, ką aš noriu parodyti, jeigu mes turim, sakykim, šablonį, turim gamybą ir dažniausiai viskas kartojasi. Keičiasi tik kokie pločiai, ilgiai, istoriai. Mes šiuo atveju mes galim pasikeisti savo ilgį 500 ir mūsų spintelį tuomet pasikeis. Mes, sakykim, suprogramom, kad čia 4 lentynos, norim vienos, turim vieną. Norim, sakykim, 10, matmenį ištryniau vieną, bet nieko tokio, įrašysim 5. Sakykim, 10 lentynėlių. Aš padariau, kad tam tikrų atstumų būtų 10 vieną. Tai čia, aišku, viskas surašyta funkciškai. Tai nėra privalomas projektavimas. Aš dažniausiai akcentuoju, kad jeigu tas komponentas, ką mes gaminam, ar kažkoks gaminys, kur pastoviai atsikartoja ir jam reikia kažkokių minimalių korekcijų, pavyzdžiui, spintelės viršutinė plokštė. Mes galime irgi jos storį pasikoreguoti į 10. Jis tiesiog sumažės į mūsų tam tikrą norimą dydį. Mūsų visos dabar lentynos ir viso plokštės yra 10 mm storio. Mes tuos ilgios pločius galime labai drąsiai... O čia va šitoje vietoje ir pavoksiu ir nutrauksiu šitoje vietoje, kad neįsiplėsti, bet va šitoje vietoje, kur SketchUpas turi tą, pavadinkim, ne iki galo tą parametriką komponentų. Pavyzdžiui, čia, kadangi apskritai su parametrais ir komponentais yra kitaip, bet, pavyzdžiui, aš turiu lentyną ir aš galiu pasisakyti, kad, pavyzdžiui, noriu kart 10, tarkim, tų lentynų. Tik esmė tame, kad SketchUpas šitą veiksmą nebesaugo. Tarsime, aš pridauginau, padariau array copy, viskas gerai, aš galiu pasikeisti storį, viskas su to gerai, galiu pasikruoti, bet jeigu aš pagalvojau, kad čia reikės nebe 11 lentynų, o 7, aš turiu rankiniu būdu viską ištrinti ir tada iš naujo turiu pasirinkti pagal dydį ir padaryti. Tai
čia didysis jau, ko tikrai norėčiau SketchUp'e, tam tikrų žingsnių daugiau atsakomumo. Gal tiek nereikėtų detaliai kaip Fusion, nes nereikia, kad vienas taptų kitų softų, bet elementarus, kad Array net neturi jokio atsiminimo, šitoje vietoje, nežinau, dėl ko Trimble tokį sprendimą priėmė, greičiausiai turės aprašių, bet čia labai trūksta. Okay? Jo. Čia ir baigiam šitą klausimą. Jo, tai aš dar biškiu grįšiu prie savo, tai, sakykim, tie visi projektavimas, tai, kaip ir minėjau, visas technologijos medės mes bet kokiu momentu galim sugrįžti, mes įsivardinam, kada norim. Dar kitas momentas, jeigu mes įeisim mūsų modelį, mes turim versijas. Kiekvieną kartą, kai mes išsaugom projektą save, mes galim užsivadinti, kad čia kritiškas momentas, pasirašau, kad prie šito save'o buvo kažkokia didelė korekcija. Ir mes visą laiką galim sugrįžti laiku atgal. Mes nuo pačio pirmo išsaugojimo mes galim sugrįžti pirmą step. Tai čia kas yra labai gerai, mes projektuojam, aš išsaugau modelis gana dažnai, nes gali, sakykime, prie kažkokio sudėtingo modelio gali crash'inti. Kartais būna, kad sucrash'ina. Jo, tai dingsta. Tai kai projektuoju, aš išsaugau modelis, net nekreipiu dėmesį, nesivadinu, kad čia galėčiau persivadinti, kad čia kažką padariau. Bet mes visą laiką galim sugrįžti kažkokią versiją, nes aš žinau, kad aš vakar projektavau gerą modelį ir noriu sugrįžti. Mes visą laiką galim grįžti tą versiją. Mes SketchUp'e turim save as ir mes dar rašom 0.1, 0.2 ir viskas. Čia automatiškai viršūnėliai atsiranda 12 ir viskas. Visą mūsų modeliavimą mes galim koreguoti tiesiog mūsų technologijų medį. Edit, pasikeičiam kažkokius matmenis, sakykime, čia, ką mes norėjom vienas, spaudžiam finish, mūsų automatiškai viską perdaro iki tam paskutinio momentą. Tai man tas labai patinka, kad gali perimti, bet man sakau, tas labai patinka, kad mes galim bet kokiu momentu, sakykime, pasikeis. Aišku, jeigu mes nenorim turėti tą technologiją medžią, aš galiu parodyti, kol kas dar neišjunk manęs, dar vieną modelį, sakykime, kai yra complicated detalės. Kartais tas mūsų skaičiavimas apatinės technologijos medės, mes kai padarom korekciją, jis perskaičiuoja nuo pat pradžio iki galo. Tai kartais būna, kad užstringa. Nemeluosi, tas kartais ir nervuoja. Bet, aišku, Fusionas per pastaruosius metus žiauriai daug update'ų išleido vien paspartino tuos skaičiavimo procesus. Tai sakykim, tas... O jeigu tiesa, dar lauginai prie tą pačią, jeigu softas nulūžta, jisai gerai saugo tos auto-backupus? Jis turi backupą turi, jo. Backupus turi, bet aš sakau, mėgstu vis tiek išsaugot savo eigą, kad jo. Mes sakykim, aš irgi, pavyzdžiui, projektavau tokią sudėtingą detalį. Jos technologijos medis būtų tragiškas. Nemeluočiau, čia tų funkcijų, jeigu atsidarius, sakykim, čia mano irgi nėra gal profesionalus modeliavimas, bet tų sketchų, kokių funkcijų yra milijonas. Tai ką dažniausiai aš darau, tai yra do not capture history. Spaudžiam OK ir mes, sakykime, visas funkcijas, kurias mes darysim, vis neskaičiuos ir tiesiog nestriks, jeigu mes norėsim kažkokį nors pratempt. OK, spausim pratempimą, čia 1 milimetras net nesimatys, bet esmė, kad mes padarom kažkokį pratempimą, jo neskaičiuos mūsų istorijai. Ir mums tiesiog... Turbūt tave antrauksiu, nes tau čia kaip tik į temą klausimas. Audrius klausė, iki kokio dydžio patogu projektuoti gaminius Fusion? Prasme, nuo kada verta užkurti šitą arklį ir iki kokio dydžio čia galima devažiuoti? Jo, dažniausiai, kaip ir visi šnekam, kad 100 komponentų viskas dar OK. Bet virš 100 kokie 200 inventorius laimi šitoje vietoje, nes jis paveža visus tuos komponentus vienoje. Iki 100 aš galiu sakyti drąsiai, kad galim naudoti Fusioną, bet čia kalbama apie komponentus. Pats modeliavimas nuo sudėtingumo labai nepriklauso. Aišku, kuo daugiau visokių feature'ų, tuo labiau apkrauna, bet komponentiškai, sakykime, suprojektavęs virš 100 vienetų, viskas OK. Tai viskas tvarkoja ties komponentais, sakykime, galima apkrautą Fusion. OK, atimu ekraną. Prašom. Tai sakau, man tas ir labiausiai patinka Fusion, kad mes turim istoriją ir galim sugrįžti, kada norim. Jeigu norim tą pakeitimą, nes dažniausiai koks klientas, aš norėjau dabar taip, o nebe taip. Ir toks, nieko tau, tiesiog pasikeiti, kiek tau reikia. Ir čia, kai aš per mokymus sakau, darai pakeitimus ir po to sako, žinai, tas pirmas variantas buvo geriausias. Jo. Ir būk mantras grįžk. Tai va, man tas... Okay, dabar situacija tokia. Garsiai pasitarkim visi ir kartu su Laurinai.
mes laiką viršysim ir stipriai. Ir galvoju, gal darom šitaip. Kadangi labai dar yra rimtų temų, yra apskritai apie modulių biblioteką, apskritai apie modulių saugojimą, tiek SketchUp'o, tiek Fusion'o. Tiek SketchUp'as turi savo biblioteką, tiek Fusion'as turi savų, kaip sakant, tų dalykų. Brėžiniai pakankamai didelė tema, kaip brėžiniai skaičiuojasi, kaip jie atrodo. Tada turint modelį mes jį vizualizuojam ir dar tinkamai pluginsai, failai, importai, eksportai. Mano pasiūlymas yra, kad nesuspausti viso šito renginio, dabar neišberti visko kaip žirnis per, nežinau, artimiausios 20-30 minučių ir viską tiesiog sugrūsti. Mes padengiam labai svarbią dalį apskritai, kaip startuoti ir panašiai. Ir aš manau, čia būtų šitą vietą gal... Loginis taškas, kad nuo šitos vietos braukiam brūkšnį ir mes su Laurinu pasižadam artimiausiu metu, pavyzdžiui, dabar turim spalio antrą pusę, mes, pavyzdžiui, už mėnesio, lapkričio vidurį, mes su Laurinu galėtume tą reikalą, negalėtume, o mes pratesim, nes tiesiog tikrai norim detaliai gražiai parodyti, o nesinorėtų skubėti. Tai dabar gal padarom šitaip. Nes, sakau, mes pereinam prie klausimų atsakymų sesijos, jeigu turit klausimų pastebėjimų. Ir tada... galim drąsiai pasižiūrėti klausimus, nes mes apėjom pagrindinius, kaip įsijungti, kaip pradėti ir kaip 3D modelis kurti. Bet toliau yra dizainai, renderiai, dravingai, visa kita. Tai mes tuos irgi norim funkcijas palyginti, pluginus, kokie extensionai yra, tai čia yra irgi labai įdomu dažniausiai. Yra reikalų. Yra reikalų. Tikėjomės tilti daugiau, bet bijom, kad išteisysim visą jūsų vakarą. Dabar perinam prie klausimų. Ar turite kažkokių klausimų, pastebėjimų, kažko? Drąsiai sakykit. Taip, pasižiūrim į chatą, judesys prasidėjo. Audrius gerą klausimą turi. Dėl virtuvės. Garsiai perstų klausimą. Matau supratuotą atskiros spintelės baldų. Kaip atrodytų visa virtuvė? Aš tą dažniausiai darau per mokymus, aš turiu, sakykime, virtuvės dalį šiuo momentu. Daug neprojektavau šiandien, tai aš kaip ir sakau, kadangi aš mėgstu su baldais, mėgstu tą parametrį modeliavimą, kad viskas nuo visų priklauso, tai yra paprastas būdas. Kai mes susikuriam šabloninį variantą ir jį vis laiko duplikuojam. Tai, sakykime, visos šitas spintelės, jeigu aš įsijungsiu pirminį, aš pasiėmiau, sakykime, paveikslėlį palei virtuvės spintelę, kur spintelės, orkaitės, plovyklas, tiesiog yra matmenys. Tai aš tos matmenys tiesiog pasiėmiau, įsikėliau čia kaip paveikslėlį ir ant jo, sakykime, piešiu 3D modelis. Tai aš susikūriau bibliotekoje šabloninę spintelę, jeigu aš dabar nueisiu pas save kažkur, jeigu atrasiu prie mokymų. Žodžiu, tuoj. Dabar prispaudžiau, tai nieko tokio tuoj. Į virtuvę nueisim. Ir tiesa, Laurinai, kol laudina, dar kaip tik Rantas klausė, o ant kokio oso geriau Fusion'o sukasi? Ant Mac'o geriau ar ant Windows'ų? Teko patirties tokios turėti? Aš nenaudojau Mac'o, bet aš skaitau komentarus, anksčiau buvo tragedija su Mac'o, dabar viskas tvarkoj. Ir daug kas šiandien kaip tik žiūrėjau, kad sako, man fainiau naudoti ir Mac'ą. Tai softas updatinosi ir Mac'e, tai galingumas, žinai, vienodas. Aš tuoj. Fusion'as turi kartais ir pastirgimo, bet dažniausiai per Zoom'ą. Perskaitysiu kelis klausimus, irgi dar klausė, Davidas klausė, kuo geriausia vizualizuoti modelius SketchUp'e. Mano akimis, aukščiausią rezultatą visą laiką gausi su vyriai, tai prasme, čia yra absoliutus standartas. Inchcape'as labai neblogas yra nuo entry levelio iki medium levelio, pakankamai greitai rezultatas gaunamas, bet reikia turėti labai neblogą kompą. Tai va toks pastebėjimas. Bet aš pats esu vyriai fan, kaip sakant, pilnai, tai čia gali būti ir tokia nuomonė labiau jau šališka, nes aš tikrai vyriai labai mėgstu kaip produktą. Ok, tai sakim, daleiskim, nekelinėsiu naują projektą, bet aš turėjau pasidaręs parametrinės spinteles, kurias tiesiog įsikeliu kaip šabloninę, tai jos turi savo parametrus. Tai jeigu mes susidarom visą virtuvės iš tokių šabloninių spintelių, kurias mes galim koreguoti, tai mes, sakykime, jeigu norim, kad kažkoks būtų kitoks aukštis, tai mes ją galim tiesiog pasikeisti, daleisim dabar šitos spintelės. Mes pasikeičiam tiesiog, susikeliam tos pačius parametrius modelius į vieną
daug tų spintelių gausis, bet mes jos galim visada koreguoti, kad mes jų aukščius, pločius visada galim koreguoti. Tai aš mėgstu suprojektuoti vieną šablonį, labai gerai aprašytą spintelę, kurią mes tiesiog duplikuojam daug kartų ir jas keičiam ar lentynų skaičius, ar jos istorijos plotis, fanierų, fasadų storiai. Tai tie parametrai gaunas, kad sukuriam vieną modelį ir jį pastoviai įmetam, duplikuojam ir tada turim, sakykim, vieną didelę virtuvę, kurioje mes turim visą aprašytą parametrą. Tas nebūtinas, mes galime rankiniu būdu tiesiog pasimti sketchą ir vėlgi tiesiog nusipieš mūsų norimą sketchą 600 ant 500 ir taip pat ekstrudint į tam tikrą gylį aukštį. Tai jo, tai šioje aplinkoje mes tiesiog turim spintelį. Taip greit sukurdami, aš čia blokas, bet mes galim sukurti spintelį, kurią irgi vėliau koreguos, bet aš labiau mėgstu, kad iš kokio projekto tiesiog išsimest, kas yra labai patogu, jeigu man leis, tiesiog paimu projektą, įmetu į šitą ir man leidžia automatiškai įsikelt projektą į projektą. Tai sakykim, turiu spintelę kažkur įplaukėje, aš ją turiu break linką, jeigu mes norim ją koreguoti, tai dabar priklauso, sakykime, šitam projektui. Ir aš tą spintelį tiesiog įsimetu, kur aš noriu, kad jis stovėtų. Tai kažkaip taip paprastai. Ok, dar pavažiuojam biškai per klausimus. Aš paimsiu vieną klausimą, kad tau biškai duot pailsėti. Audrius klausia, kodėl kai kada eksportuojant DX iš SketchUp, kitos programos jo nepažįsta. Šiaip tai turi... Man klausimas, aišku, čia reikėtų gal atskirai pasikalbėčiau klausimu. Man klausimas kyla, kodėl apskritai DXF buvo panaudotas. Šiaip tai DBG sprendžia, iš esmės viską šiuo atveju, nes DBG neša ir 3D failą, ir 2D failą. Tai čia gal jeigu nesunku, Audriu, po webinaro parašykit. Parašykit, susieksim, pakalbėsim apskritai, koks principas yra DXF panaudojimo. Nes šiaip tai DBG turėtų pilnai užtekti. Bet, čia atskirai dalyko sužiūrėsim. Ir tu, Laurinai, pagriebk klausimą, žinai kokį? Jo, tu žiūri. Sergejaus klausimą prigriebk. Kur? Klausia dėl if-else fusione. Lauk, ar čia ne... toks biškai vienas klausimėlis, man įdomu, ar yra if-else fusion, kad čia būtų dinamiškai komponentai possible. Pagauni mintį? Nelabai, nebent if komanda, pavyzdžiui, jeigu mes projektuojam... Jo, tas matematinis modeliavimas, kad jeigu if-a yra. Jeigu yra if-as, ne? If-as yra, bet daugiau kažkokių kaip Excelio tenai būtų labai komplikuota, ne, bet if-as nesenai pridėtas yra. Ok, nice. Šiaip SketchUp leidžia pakankamai stipriai matematiškai modeliuoti. Jisai turi atskirai component attributes ir component options. Ir mes galime šitoje vietoje pradėti kurti dinamiškus modelius, kas nuo ko priklauso. Ir čia galima žiauriai advance matematiškai. Jo, tai... Galima, bet praktika rodo, kad retai kas tom apsijima. Turime nei pačios įmonės, nebent turi labai... Ne visada reikia, nes sakau, tas parametrijos modeliavimas aš irgi ne visada naudoju, nes dažniausiai būna vienetiniai užsakymai, kurio nemodifikuos taip dažnai. Logiška. Ir dar klausimas yra iš Luko. Fusion leidžia ruošti gamybinius failus frazavimui, skilių grįžimų ir taip toliau. Žinoma. Tai čia vienas iš tų, bet šitą jau rodysim sekančią kartą, kai rodysim jo apibrėžinius. Nes SketchUpas labai vienai brėžinius supranta, o Jo, ten dar buvo kitas klausimas apie kamą, tai bus, mes galėsime apžvelgti ir keminę dalį, bent jau palies kažkokius, kuo jis ypatingas Fusionas, ką jis turi, tai Fusioną galima daug ką daryti. 3D spausdinimo paruoš failas, frezavimui, tekinimui, lazeriavimui ar dar kokius nors produktams. Tai šitą galėsim paliesti kitą kartą. Dar atitinkamai, kadangi mes dar tiksimės kitą kartą ir mes apie tai viską pranešim, aš, Laurinai, parašau savo mailą, tu parašyk savo mailą. Okay. Jeigu jūs turėsite idėjų kitam kartui, pavyzdžiui, šiandien dar tikėtis ir tą išgirsti, bet nėra, ir prie kitų temų, kur rodysim, irgi nėra, ir galvojate, būtų tą įdomu išgirsti, tai mes atitinkamai tas temas galėsime kuo puikiausiai traukti. Galite žinoti. Gali drąsiai rašyti ir man, jeigu turite techninių klausimų, tai aš manau tikrai pagelbėsiu. Ką aš dar noriu paminėti, aš užbėgsiu čia už SketchUpo, šį mėnesį, iki šio mėnesio galo vyksta Fusion akcija. Jeigu jums yra aktualu, drąsiai parašykit man, aš jums padėsiu įsigyti, ar jeigu turit pratęsti kokios licencijas, nes dabar 303% nuolaida
šių metų didžiausia. Tai va, šitą norėjau biškai papromautinti, bet... O sketchupas tos geras, jam nuolaidų nereikia. Bet visą kitą, visus techninius klausimus aš mielai priimu, atsakau, ar susiję kemas, bražyba, simulacijos, tai mes galim viską aptarti. Tai va, nežinau, jo, nebetrukdom gal žmonių. Jo, gal dar trumpai, jeigu gali trumpai, parašykit trumpai, ar patiko, nepatiko, kad jausti jūsų nuotaiką. Mes su Laurinu nusiteikę esam labai gerai. Jo, mes norim jaust publiką, kad bendrautų su jumis. Duokit žinoti, ar viskas gerai. Nes dažniausiai, kai šneki vienas su savim, būna labai nejauko. Kai turi partnerį, dar kolegas, matai, kas ką rašo, tai tikrai įdomu ir pasižiūrėti, kokie klausimai ir gal kažką įdomus parodė. Nu va, čia va irgi tik parašė Audrius, pavyzdžiui, patiko, bet žmogui trūko gylio. Tai va, kadangi mes jau šitą renginį padalinom bent jau į 2 dalis, tikiuosi trečią nereikės darinti, sugebėsim parodyti per kitą kartą, bet kitą kartą tikrai gylio bus daugiau ir apie komponentus ir apie viską, nes... Negalime spėsti labai daug. Jo, kai su Laurinu dėliojomės ir kalbėjomės, kiek rodom ir kaip tik sakom, o davai neinam per daug į gylį. Ir kitą kartą ir į gylį labiau. Jeigu pradėčiau irgi projektuoti čia kokius parodyti visus funkcionalumus, nu čia tikrai užtruktume laiką. Tai ką, tada ačiū visiems, ačiū tau, Laurinai, už kompaniją. Ačiū jums tikrai, buvo smagu. Ačiū visiems kitiem. Ir ką tada, viską stabdom ir tada iki kito karto, o dėl datų, laiko ir visą kitą temų, viską mes pranešim. Ja, pranešim, būtinai. Ačiū, viso ir iki visiems. Viso.